buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas Tėve, atleisk jiems. Jie nežino, ką daro. Atlikta.
Jis atsakė, ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Bet kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje, visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo įžengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: vyrai, galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę, žengiant į dangų. Koks tu esi geras man, Viešpatie. Ateis ta diena, kai aš susitiksiu tave veidas į veidą, Viešpatie. Reikėsiu tave, bet kaip norėtųsi, Viešpatie, kad mano visa šeima taip pat tikėtų tavimi ir ieškotų tavęs, brangusis Viešpatie. Tu esi iš tikrųjų ištikimas ir geras, aš tikiu tavimi, Dieve. Pasigailėkit man, maniški, Viešpatie, visų. Aš dėkoju tau, Jėzau, aš dėkoju tau, Jėzau, tu brangus esi, Dieve, tu labai brangus esi man, Viešpatie. Ačiū tau už pasitikėjimą. Dėkoju, Jėzau, Kristus, dėkoju tau. O, mano brangusis Jėzau. Oi, širdis mano, kaip skauda širdį, Dieve. Širdis mano, skauda, kaip skauda. Oi. Dangus, iš tikrųjų, kokie gražūs angelai, kaip čia visur gražu. Bet ir mano kūnas jaunas pasidarė, rankos neskauda, kojas neskauda, net nugarą gali pasilenkti. O, šlovinu tave, Viešpatie, kaip ir parašyta Biblijoje, tu davei man naują kūną. Dėkoju tau ir šlovinu, Viešpatie, tave, čia labai gražu yra. Ir angelas su knyga. Angelė, aš žinau, kad mano vardas yra įrašytas toj knygoj, nes nuo pat mažens aš tarnavau Jėzų, ieškojau Jėzus ir dėkoju Jėzų. Ar yra mano vardas parašytas toj knygoj?